Senais laikais Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, būta moterų, kurios buvo vadinamos raganomis. 1995 metais Kernavėje, manoma, buvo rastas tikriausias raganos kapas, kuris nustebino net visko mačiusius archeologus. Maždaug 40 metų moters palaikai buvo sudarkyti. Vėlioniai ties alkūnėmis nukirstos rankos, kurios buvo padėtos tarp kojų, o nukirsta galva buvo apsukta 180 laipsnių kampu ir padėta šalia kairiojo peties. Kaukolė buvo papuošta sidabriniais paauksuotais auskarais. Manoma, ji gyveno nuo 13 amžiaus pabaigos iki 14 amžiaus pradžios. Kažkodėl šita moteris žmonėms kėlė didelę baimę. Dėl to jos palaikai po laidotuvių buvo sukapoti. Buvo bijoma, kad ji gali vaidentis arba netgi prisikelti iš kapo. Iškyla klausimas, ar buvo pagrindas jos bijoti. Galbūt tai galėjo būti moteris, užsiiminėjusi liaudies mediciną, gydymu ar užkalbėjimais. Gal ji niekam nenusikalto, nes tuo metu žmonių pasaulėžiūra buvo itin siaura. Bet kaip buvo iš tikrųjų, niekas negali pasakyti. Ačiū, kad žiūrėjote ir laukite kitos istorijos. Tikiuosi, paspausite prenumeruoti.